Šiame video kalbėsime apie tai, kas daugeliui atrodo kaip aukštoji matematika, tai pirmąjį investicijų portfelį. Neretai yra manoma, kad investavimas reikalauja didelių pradinių sumų arba specialių žinių, kurios yra prieinamos tik finansų profesionalams, ir finansų industrija kartais pati prisėda prie šio sudėtingumo įspūdžio, pateikdama informaciją painiai ir specifiškai. Bet ar tikrai viskas taip sudėtingai, ar tikrai reikia būti Wall Street'o vilku, kad suprastumėte pagrindus? Ne. Tiesa yra ta, kad investavimo pagrindai gali būti suprantami kiekvienam, o pradėti galima ir net su nedidelėm sumom pinigų. O kiek tam reikia skirti laiko? Jeigu skirsite tiek laiko, kiek reikia išgerti vienam kavos puodeliui vieną kartą per savaitę, čia jau labai gera pradžia. Svarbiausia pradėti. O kaip pradėti kurti savo investicijų paketą, portfelį ir į ką atsižvelgti žingsnis po žingsnio be streso ir panikos šitame video. Ir pažadu, po šio video jausitės kur kas drąsiau. Ir prieš pradedant noriu trumpai padėkoti šio video rėmėjui Freedom23 už tai, kad prisėda prie edukacinio turinio kūrimo, bet plačiau apie jį ir jo specialius bonusus naujiems investuotojams kiek vėliau. Gerai, pradėkime nuo pradžių. Kodėl apskritai turėtume įdarbinti savo pinigus, o ne ramiai laikyti juos kažkur? Štai jums ir atsakymas. Infliacija tai yra tylus jūsų santaupų graužikas. Įsivaizduokite, kad turite indelį ledų. Jeigu paliksite jį ant stalo, kas nutiks? Jisai ištirps. Su pinigais panašiai, tik procesas lėtesnis ir netoks akivaizdus ir kai kuriems patinka truputėlį aptirpę ledai. Infliacija yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl verta pradėti investuoti, ir tai yra procesas. Infliacija yra procesas, kai laikui bėgant pinigai praranda savo perkamąją galią dėl kylančių prekių ir paslaugų kainų. Tai laikant pinigus banko sąskaitoje ar grynaisiais, jų vertė pamažu mažėja. Investavimas suteikia galimybę ne tik apsaugoti santaupas nuo infliacijos, bet ir potencialiai jas padidinti. Pagalvokite, prieš 10 metų už 10 eurų galėjote nusipirkti daugiau nei šiandien. Prieš 10 metų ar buvo dar litai? Maro prieš 10 metų plius minus ir įvedė eurą. Tai prieš 10 metų už 10 eurų tikrai galėjote įsigyti daugiau negu dabar, arba už 35 eurus. O kas bus dar už 10 metų, galite matyti šitame grafike. Tai investavimas nėra bandymas pralenkti infliaciją per vieną naktį, o procesas bent jau neatsilikti ir idealiu atveju tą infliaciją aplenkti. Gaunasi toks šiek tiek plaukimas prieš srovę, bandant apsaugoti savo pinigų vertę. Jeigu nieko nedarysite, srovė jūs tiesiog neš atgal. Tai investavimas nėra prabangos klausimas ir klausimas, ar galime savo tai leisti, o finansinio saugumo būtinybė. Antra, tai finansiniai tikslai. Galbūt svajojate apie nuosavą butą be kosminės paskolos, o gal norite anksčiau išeiti į pensiją, pavyzdžiui, po 20 metų, gal norite sukaupti vaikų mokslams arba tiesiog turėti finansinę laisvę, kad galėtume rinktis darbą, kuris patinka, o ne tą, kuris yra tiesiog apmokamas, bet nemielas. Investavimas padeda šias svajones pasiekti greičiau. Ir trečia, kas man pačiam labai patinka, investuodami jūs mokotės. Tai pradedate geriau suprasti, kaip veikia ekonomika, verslas ir bendrai pasaulis. Žinoma, investavimas nėra stebuklinga lazdelė, tai nepadarys jūsų Wall Street'o vilkų per savaitgalį ir per savaitę ir tikėtina netgi ne per metus. Ir tikrai neapsaugos nuo visų gyvenimo negandų, bet tai yra vienas protingiausių būdų pasirūpinti savo finansinę ateitim. Kaip sakoma, ruošk ratus žiemą, roges vasarą. Dažniausiai sutinkama neinvestavimo priežastis tai laiko stoka. Daugam atrodo, kad norint investuoti reikia tapti etatiniu analitiku prikaustytu prie ekrano, bet yra strategija, kuri yra tarsi sukurta užimtiems žmonėms ir ji vadinasi DCA arba Dollar Cost Average, tai dolerio kainos vidurkinimas, jeigu versti tiesiogiai, lietuviškai tai būtų tiesiog periodinio investavimo strategija. Iš esmės, jūs įsipareigojate patys savo investuoti fiksuotą sumą pinigų reguliariais intervalais, pavyzdžiui, 50 ar 100 eurų kiekvieną mėnesį. Nepriklausomai nuo to, ar rinka tuo metu kyla ar krenta. Kartais nusipirksite investicijų brangiau, kai rinka yra pakilėjime, kartais pigiau, kai rinka yra smuktelėjusi, bet per ilgą laiką jūsų vidutinė pirkimo kaina išsividurkina, tai išsilygina. Tai kai pirktumėte braškes turguje, kartais jos brangesnės, kartais pigesnės, bet jeigu perkate po truputį, visą sezoną vidutinė kaina būna visai padori. Kodėl tai gerai? Tai pirma, nereikia spėlioti, kada geriausias laikas pirkti, nes atvirai to nežino niekas. Jei kas nors sakytų, kad žino, kada tiksliai pirkti ar parduoti, bėkite nuo jų kuo toliau. Antra, tai sumažina riziką nusipirkti viską pačioje kainų viršūnėje, kai apima vadinamas FOMO, tai Fear of Missing Out jausmas, tai visi pradeda investuoti, tu atidėlioji, daugiau kas pradeda investuoti, draugai pradeda investuoti, tu vis dar atidėlioji, kai kaina kyla ir galiausiai pats nusprendi investuoti, suinvestuoji pačiam pike
ir kaina nebekyla, o dar baisiau krenta. Ir trečia, ir tai yra svarbiausia užimtiems žmonėms, nustatote periodinį pavedimą ir beveik pamirštate. Na, tik ne visai pamirštate, kartą per mėnesį įsijungiate appsą kokiam 5 minutėm, paspausti kelis mygtukus, suinvestuojant pinigus į, pavyzdžiui, ETF-us ir viskas. Tai augalų laistymui dažniausiai žmonės skiria daugiau laiko, nei reiktų skirti investavimui su DCA strategija. Bet DCA strategija tikrai nėra panacėja ir labiausiai tinka tiems, kas investuoja ilgam laikotarpiui ir tiki pasirinkto turto augimu. Pavyzdžiui, atitinkamo regiono akcijų rinka, JAV rinko, gal viso pasaulio akcijų rinko, gal labai obligacijom, gal auksu, taip toliau ir panašiai. Bet pradedančiajam tai yra puikus būdas pradėti kelionę be didelio streso ir laiko sąnaudų. Tai tarsi maratono bėgimas, tai svarbu tolygus tempas visos distancijos metu, o ne staigiai greitai pradėti ir vėliau tiesiog sustoti ir nieko nebedaryti. Gerai, tai sakykime, investuoti reikia. DCA strategija sprendžia laiko stokos klausimą ir problemą, bet į ką investuoti. Tai dažniausiai, kai kalbame apie ilgalaikį investavimą, omenyje turime akcijas ir čia kyla natūralus klausimas, kodėl ta akcijų rinka, nepaisant visų krizių, karų, pandemijų ir burbulų, žiūrint istoriškai, vis tiek lipa į viršų. Šis paveikslas gali atrodyti kaip amerikietiški kalneliai, bet atsitraukus ir žiūrint dešimtmečių rezultatus, kryptis ganėtinai aiški. Tai kodėl taip yra? Ir yra tam kelios fundamentalios priežastys ir tai nėra magija, tai yra ekonomika. Pirma, tai ekonomikos augimas. Paprastai tariant, pasaulio ekonomika auga, įmonės gamina daugiau prekių, teikia daugiau paslaugų, uždirba daugiau pelno. O akcijos tai dalelė įmonės. Kai įmoniai sekasi, kai jos pelnas auga, jos akcijų vertė irgi linkusi augti. Pagalvokite apie didžiausias pasaulio kompanijas, jos nuolat stengiasi plėstis, kurti naujus produktus, ieškoti naujų rinkų ir panašiai. Tai yra natūralus verslo ciklas. Tai pasaulio ekonomika istoriškai auga dėl didėjančio našumo, vartojimo ir prekybos. Įmonės, būdamos ekonomikos varikliu, generuoja pelną, o dalis šio pelno reinvestuojama į plėtrą, į naujus produktus ar naujas paslaugas, į kitus regionus, taip toliau ir panašiai, kas savo ruoštų skatina tolesnį augimą. Tai akcijų vertė yra tiesiogiai susijusi su įmonių pelningumu ir ateities perspektyvomis. Antra, tai inovacijas ir technologinė pažanga. Tai žmonija nuolat kūrė kažką naujo, nuo garo variklio iki dirbtinio intelekto, kuris dabar labai daug ką daro, nuo pirmųjų kompiuterių užėmusių visą kambarį į kitų, kurie telpa kišenėje, ir kiekviena didelė inovacija sukuria naujas rinkas, naujas įmonės ir didina efektyvumą. Ir tai vėlgi atsispindi akcijų kainose. Ir trečia priežastis yra populiacijos augimas ir globalizacija. Tai daugiau žmonių reiškia daugiau vartotojų, daugiau paklausos prekiams ir paslaugoms, o verslai peržengus nacionalinės ribas atranda dar didesnės rinkas ir uždirba dar daugiau pinigų. Žinome, kaip jau matėme anksčiau rodytam grafike, tai nereiškia, kad rinka auga tiesia linija, būna krizių, būna meškų rinkų vadinamų, kai akcijų rinka krenta arba koreguojasi ir raudonuoja labai stipriai ir atrodo, kad pasaulio pabaiga. Ir taipogi būna juodųjų gulbių reiškinių, tai netikėtų įvykių sukrečiančių visą sistemą, bet ilguoju laikotarpiu, kol minėti fundamentalūs varikliai, tai ekonomikos augimas, inovacijos ir žmonių poreikiai veikia ir egzistuoja kapitalizmas, yra labai didelio pagrindo tikėtis, kad rinkos ir toliau augs. Gerai, tai žinome, kodėl reikia investuoti, kaip tai daryti taupant laiką ir kodėl pasaulinė akcijų rinka nenustoja augti. Ir prieš prieinant prie konkretesnių investicijų portfelių formavimo pavyzdžių, apie video rėmėjo dovanas naujiems investuotojams. Tai visiems susikūrusiems Freedom24 online brokerio paskyras ir pradėjusiems investuoti nuo 25 metų vasario iki Liepos mėnesio ir paskyrusiems investavimui bent 1000 eurų, Freedom24 dovanoja 20 akcijų dovanų. Dovanojimų akcijų vertė siekia $800. Pats brokeris yra licencijuotas, platforma ir programėlė lengvai suprantami net šviežiems investuotojams. Investuotojų pinigai drausti iki 20 000 eurų ir brokeris turi kelis įkainių planus. Tai automatiškai parinkamas planas būna all inclusive in euro ir su juo dažniausiu atveju gaunasi mažesni mokesčiai investuojant mažesnėmis sumomis, pavyzdžiui, naudojant DCA strategiją, jeigu investuojame ten po kelis šimtus eurų kaip pavyzdys, su Smart in Euro planu dažniausiu atveju gaunasi pigiau investuojant didesnės sumas pinigų ir su juo akcijų įsigijimas kainuoja 2 eurų fiksuotą mokestį, tai už sandorį plus 2 centų iš kiekvieną perkamą akciją. Promo kodus ir sąlygas gauti iki 20 akcijų dovanų, registracijos nuorodą ir lietuvišką registracijos gidą rasite video aprašyme. Ačiū Freedom24 už šio video rėmimą ir dabar keliaukime prie portfelio kūrimo. Praktinis portfelio kūrimas prasideda nuo individualių investuotojo savybių įvertinimo. Tai vienas svarbiausių aspektų yra rizikos tolerancija, tai gebėjimas emociškai ir finansiškai atlaikyti galimus investicijų vertės svyravimus.
Finansų pasaulyje yra toksai terminas, tai rizikos tolerancija. Tai kiek, pavadinkim, nemiegotų naktų esate pasiruošę praleisti, jeigu jūsų investicijų vertė nukristų 10, 20 ar netgi daugiau procentų. Jaunesni žmonės turintys ilgesnį investavimo laikotarpį, pavyzdžiui, 20-30 metų, kuriems yra iki pensijos, dažniausiai gali toleruoti didesnę riziką, nes turi daugiau laiko atsigauti, turi daugiau laiko pralaukti rinkos atsigavimo. Tie, kam pinigų gali prireikti greičiau, pavyzdžiui, per 3-5 metus, pavyzdžiui, būsto pradinio įnašų ir panašiau, arba kas tiesiog nemėgsta staigių svyravimų ir vertina ramesnį miegą, tai turėtų rinktis mažesnę riziką. Nėra teisingo ir neteisingo atsakymo, svarbu, kad jaustumėtės komfortiškai. Ir aišku, čia galima prisiskaityti įvairiausių vadovėlių, teorijų, literatūros, taip toliau ir panašiai ir sakyti, ne, yra teisingas atsakymas ir aš su tuo net nepradėčiau ginčytis, bet svarbiausia turi būti komfortiška jums individualiai, bendra literatūra gali tikrai netikti individualioj kiekvieno situacijai. Kitas kertinis akmuo tai yra diversifikacija. Tai šitą žodį, pamenu, mokinausi ištarti ilgą laiką. Tai girdėjote posakį, nedėk kiaušinių į vieną pintinę krepšį, tai čia lygiai tas pats. Diversifikacija yra pagrindinė rizikos valdymo strategija. Ji reiškia investicijų paskirstimą tarp įvairių turto klasių, skirtingų geografinių regionų ir pramonės sektorių. Skirtingos turto klasės paprastai skirtingai reaguoja į ekonominius pokyčius. Kai vienos krenta, kitos gali augti ir taip subalansuodamos bendrą portfelio vertę ir sumažindamos svyravimus. Ir tai taip pat susijęs su investavimo psichologija. Mažesni portfelio vertės svyravimai padeda investuotojui išlikti ramiam ir laikytis ilgalaikės strategijos, ypač rinkos korekcijų metu. Ir čia mes periname prie turto paskirstimo, tai angliškai asset allocation. Ir tai yra sprendimas, kokią dalį savo pinigų skirsite akcijų, kokią obligacijų rinkai ir galbūt nekilnojamam turtui ar žaliavoms. Tai pradedančiajam dažniausiai užtenka pradėti nuo akcijų ir obligacijų. Tai kokie tie gali būti portfelių pavyzdžiai. Atsiminkite, tai tik bendrosios gairės, ne konkrečios rekomendacijos investuoti. Tai pradedantiesiems investuotojams gali būti sudėtinga iškart pasirinkti konkrečias akcijas ar kitus finansinius instrumentus, todėl pradžioje verta susipažinti su pagrindiniais portfelių tipais, kurie skiriasi pagal rizikos lygį ir turto paskirstimą ir po to parodysiu kiekvienos turto klasės populiariausius biržoje prekiavimus fondus ETF-us arba paprasta kalba investicijų krepšelius, investicijų portfelius pradedantiesiems. Konservatyvus portfelis, daugiau saugesnių investicijų, pavyzdžiui, obligacijų apie 60-80% ir mažiau akcijų apie 20-40%. Kodėl? Nes obligacijos paprastai mažiau svyruoja nei akcijų. Tai tikslas yra labiau išsaugoti kapitalą ir gauti nedidelę, bet stabilią grąžą, o ne greitai jį auginti. Tinka tiems, kas jau yra arti, pavyzdžiui, pensijos arba labai nemėgsta rizikos, arba jeigu pinigų prireiks per artimiausius kelius metus, arba kurių tikslas yra tiesiog apsaugoti pinigus nuo infliacijos, o jeigu šiek tiek daugiau uždirbs, tai bus tiesiog labai geras bonusas. Kitas portfelis yra subalansuotas portfelis arba vidutinis portfelis, vidutinio rizikingumo portfelis. Tai populiariausias pasirinkimas daugeliui, tai protingas balansas tarp akcijų 50-70% augimui skiriant ir obligacijų rinkos 30-50% skiriant į obligacijas stabilumui. Šis portfelis siekia ir kapitalo augimo, ir tam tikro saugumo. Tinka daugeliui žmonių investuojančių ilgesniam laikotarpiui, pavyzdžiui, 10-15 metų ir turinčių vidutinę rizikos toleranciją. Ir agresyvus portfelis, tai apie 70-90% keliauja į akcijų rinką, kurios turi didesnį augimo potencialą obligacijos, bet ir didesnį riziką ir obligacijų čia yra mažai arba visai nėra. Kodėl? Nes jauni žmonės, kurių investavimo horizontas ilgas, pavyzdžiui, dešimtmečiai, gali sau leisti didesnius svyravimus, tikėdamėsi didesnės grąžos ateityje. Jeigu rinka krenta, jie turi laiko sulaukti, kol jį vėl atsigaus, ko, pavyzdžiui, žmogus prieš išeinant į pensiją gali ir nesulaukti ir jam gali tekti pardavinėti investicijas pigiau. Kaip paprasta gairė, ypač renkantis tarp akcijų ir obligacijų, galite naudoti taisyklę 100 minus jūsų amžius. Pavyzdžiui, jeigu jums yra 30 metų, tai 70% portfelio galėtų sudaryti investicijos, tai investicijos, pavyzdžiui, į akcijų ETF-us, o likusi dalis į obligacijų ETF-as. Jeigu jums 60 metų, investicijų keliaujančių į akcijų rinką sudarytų apie 40%, likusi dalis į obligacijas. Tai kuo vyresnis esate, tuo didesnė dalis turėtų keliauti į saugesnės investicijas, tai į obligacijas. Tai saugesnės, tai turima mintyje mažiau svyruojančias vertė. Bet čia tik startinis taškas, visada reikia atsižvelgti į savo individualią situaciją. O kokį keltis lūkestį? Tai priklauso, kiek investuosite į akcijų rinką, kiek į obligacijų rinką. Tai kokį uždarbio lūkestį kelti. Tai obligacijų rinka istoriškai auga 2-4% per metus, ypač gerai, kai yra aukštos tarpbankinės palūkanos, tai yra obligacijos daugiau moko. Viena populiariausių obligacinių fondo pavyzdys būtų iShares Co Global Aggregate Bond.
UCITS ETF. Pasaulio plačiosios akcijų rinkos pavyzdys galėtų būti iShares Core MSCI World UCITS ETF'as ir JAV plačiosios akcijų rinkos pavyzdys galėtų būti S&P 500 fondo pavyzdys iShares S&P 500 UCITS. Tai žinant istorinius šių fondų rezultatus ir žinant, kiek potencialiai ketinate investuoti į akcijų ir obligacijų rinką, galite primesti, ko tikėtis, bet vėlgi nepamirškite, kad praeities rezultatai negarantuoja tokių pat rezultatų ateityje. Taigi, ką mes šiandien išsiaiškinom? Pirma, investuoti svarbu, kad infliacija nesuvalgytų jūsų pinigų ir kad galėtumėte efektyviau siekti savo finansinių tikslų. Ir tai yra, investavimas tai nėra prabanga, tai yra būtinybė dėl savo finansinės gerovės. Antra, tai DCA strategija taupo laiką, mažina stresą ir padeda investuoti reguliariai, net ir neturint daug laiko, žinių ir emocinių resursų. Trečia, pasaulinė akcijų rinka ilguoju laikotarpiu linkusi augti dėl fundamentalių priežasčių - ekonomikos plėtros, inovacijų ir žmonijos progreso bei didėjančios populiacijos. Ketvirta, pasirinkite patikimą user-friendly online brokerį, kuris neplėšia mokesčių ir siūlo prieigą prie plataus investicijų pasirinkimo. Ir penkta, susikurti pirmąjį portfelį pagal savo rizikos toleranciją ir tikslus. Misija yra tikrai įmanoma, net jeigu pradedate nuo paprasto akcijų ir obligacijų derinio. Tai nereikia būti finansų genijum, kad sugebėti tai padaryti. Svarbiausia, suprasti, kad pirmasis jūsų investicinis portfelis neprivalo būti sudėtingas. Pradėkite nuo pagrindų, mokykitės pakeliui ir leiskite laikui bėgant sudėtiniams palūkanoms daryti savo magiją, savo darbą. Ir atminkite, geriausias laikas pradėti investuoti buvo vakar, kitas geriausias laikas yra šiandien. Nepamirškite gauti iki 20 akcijų dovanų nuo šio video rėmėjo Freedom24. Promo kodus ir nuorodas rasite video aprašyme. Jeigu šis gidas apie pirmąjį investiciją į portfelį jums buvo naudingas, paspauskite patinka, prenumeruokite kanalą, jeigu to dar nedarote, ir būtinai paspauskite varpelį, kad būtumėte tarp pirmųjų gaunančių naujausias investavimo idėjas ir apžvalgas. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitose video.